Sveiki. Ir artėja ta dienelė, kai vėl lipsim į savo mėlynąją gražuolę ir bandysim įveikti dar vieną Lietuvos upę. Šiandien yra birželio 21 diena, penktadienis, prasidėjo mano atostogos, super. Ir rytoj šitas baidarėlės leisim į vieną dar Lietuvos upę. Ši kelionė bus su draugu, neplauksiu vieną šį kartą. Labas rytas. Mūsų kelionė truputį prasidės ne taip, kaip planavom, nes vakare pastebėjom, kad automobilis tas, kuris turėjo vežti mus, technikinė pasibaigė vakar. Tai šiandien suradom irgi dar vieną vietą, kur galima Vilniui praeiti. Tai bandysim prasivaryti tą mašiną technikinę ir kelionė truputį nusitęs į priekį, bet yra kaip yra, nieko čia nepadarysi. Tai va, laikom pirštus, kad praeitų technikinė ir viską šiandien pabandysim atsidurt starte. Tai va, situacija tokia, kad danos mašinos, su kuria turėjom važiuoti, nepravarėm technikinės. Ten prasiknysom ilgiausiai, niekaip neišėjo prasivaryti. Tai dabar gavom tokį aparatą. Pasiskolinau iš draugo, pasidarėm, baidarėm. Tokius čia prisitvirtinom, šakalius, pagalius prisirišom, baidarkės va. Iki vietos liko apie 50 km. Dar nelabai aišku, kur įsileisim tą baidarę, plius minus žemėlapį pasižiūrėjom. Tai bandysim kažkaip iki ten nuvažiuoti, aš manau su šituo aparačiuku mes tikrai ten nuvažiuosim. Apie šeštadienis, 22 diena birželio ir yra apie 2 valandas kažkur. Tai dar kokia gera valandėlė, nulekiam į vietą, kraunamės, ir tada jau bus iš baidarių sekantis epizodas. Sveiki. Ir prasideda mano dar viena iš kelionių, kur sugalvojau sujungti Vilnių ir Ignaliną. Ignalinos rajoną. Pernai metais plaukiau iš Vilniaus iki Ventės rago, tai norėjau sujungti šitą visą atstumą į vieną bendrą. Tai išplaukiu dabar iš Ignalinos rajono, upė Buka. Yra 2024 metų birželio 22 diena.
Yra apie 3 valandas. Iš Vilniaus galvom išplaukt kokią, išvažiuoti apie 8, pradėti plaukti 10. Bet realiai dabar yra 3 valandas, turėjom nesklandumų, bet sėdžiu upėj, irklas rankoj, draugas su baidarė priekį, šiemet plaukiam dviese. Atstumas, nežinau, ten apie 200 km, tai nėra labai daug, galvoju kokias 4-5 dienas įtilpt ir bandysim įgyvendinti dar vieną kelionę savo. O dabar pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo šita upytė, tai jau pirmieji metriukai palieka įspūdį. Judam į priekį ir mėgaujamės šito nuostabių orų ir šitą gamtą kvepia, tai gaila, kad neina kvapo perduot. Viskas buka įveikta, žiauriai fainas upeliukas, toksai miškingas, žiauriai gera vieta, rekomenduoju praplaukti. Ir dabar įplaukiam į ežerą. Ežeras vadinas, nežinau kaip, net neįsivaizduoju, net nežiūrėjau. Pabaidarė pilnas ežeras, pilna upė. Dabar yra prieš Joninių savaitgalis, tai pirmadienis laisvas, tai čia žmonių bus, ojojoj. Čia tų ežerų nesuprasi, kiek čia kur mes praplauksim, aš paskui pagal žemėlapį pažiūrėsiu, tai pabandysiu surašyti, kokie tie ežerai čia ir kiek jų buvo perplaukta, bet ir pavadinimai ten. Utenykštis, Balutikštis, dar kažkokiu ten pavadinimų net nesistengiu prisiminti. Tai surašysiu, paskui pasistengsiu kiekvieną ežeriuką nufilmuoti. Ir šiaip tokį formatą irgi palaikyti kiekvieną dieną. Iš kiekvienos dienos pabandysiu padaryti po kažkokį video, kad parodyti, kokia graži Lietuvos gamta ir kad reikia imti ir daryti. Ne kažkada, o dabar. Imi į padarai. Sekantis upeliukas, kuris jungsis dar su vienu ežeru. Pavadinimu surašysiu. Šiaip maršrutas, manau, čia yra geras, o toks ne per daug į Vilnių parplaukt, pasakiška vieta. Yra kur pamanevruoti, privirtusių medžių, gerai išpjaustyti taip teisingai, kad reikėtų ir praplaukti, ir pro šaką pasilenkti, ir tarp medžių palaviruoti, ir tokia labai daug vingiuotų ruožų. Tik baidarininkų tai yra kosmosas, čia kosmosas. Na va, trumpas upeliukas, vėl įplaukėm į ežerą. Kelintas ežeras jau? Kelintas ežeras? Antras.
Pavadinimas irgi neaiškus. Laukiam vėl išplaukimo į kažkokį upeliuką ir sekančią ežerą. Išplaukiam iš to ežeriuko antro, ežeras numeris 2. Čia va tuo įplaukimas šalia. Plauksim į sekantį. Ežeras numeris 3, pavadinimas čia. Fainai. Super, tikau super. Orelis geras. Paukštukai, važiuokit koks. Kas čia per paukštis? Žuvėdra ar kiras? Reikia pažiūrėti gamtininko užrašus. Laidą. Tenais yra pasakota apie šitą visą dalyką, kaip apskirti kirą nuo žuvėdras. Ne, aš neprisimenu. Plaukiam, bandom ieškoti išplaukimo iš šitą ežerą. Bandysim leisti sekantį. Paskutinis mūsų ežeras yra Žeimenys, kiek žinau, kiek žiūrėjau žemėlapį. Tai vat jis bus paskutinis. Ir Žeimenio jau išplaukiam į Žeimeną. Prasideda lietutis, bus gaiviau. Nieko, turim aprangas, tai nebaisu. Gavom pirmo lietučio. Toks nedidelis, bet va kaip gerai veikia šitas užtesalas baidarkės. Šitą užsidedi. Gali lyt kiek nori. O. Andrius irgi su palapinsiauste. Aš jau išsitiesiu sėdynės ir baidarkį mėgaus. Priplaukėm Ginučių malūną. Vaizdelis toks, žmonių belengiek. Toks jovalo. Dėvis aš čia dar. Bet malūnas įdomus. Mums reikia į Aseką patekti. Į Aseką. Tai realiai čia yra kelio ženklai netgi šituose visuose džiumbrynuose. Bet žiauriai fainai, čia yra pridaryta visokių pavėsinių. Žmonės va poilsiauja. Ir yra ženklas. Va. Kur nori ten plaukiai. Viskas parodyta, nurodyta. Tai yra dabar 6:30 kažkur vakaro. Jau pabandysim ieškoti miegojimo vietos. Nuplaukiam, nežinau kiek nuplaukiam. Koks skirtumas? Nesvarbu kiek nuplaukiam, bet žiauriai gerai paplaukiam. Prie malūno miežių sulčių paragavom su dešrelėm. Prie Ginučių malūną. Tai dabar plaukiam ieškoti kažkur vietelės, kur įsikurti ir pernakvot. O rytoj kabliuosim toliau. Įtikinu. Tada bus lengviau susirinkti su daiktus ir pėramis, nebus taip daug. Nu va ir suradom miegojimo vietą savo. Tokią prapjautą teritoriją. Čia ir malkų yra prikrauta ir laužavietė kažkokia šešienas turbūt buvo tas sukūrentas. Pastatysim palapinkas, ten yra kelias kažkoks, bet panašu, kad čia tik tai surenka baidarininkus iš tos vietos ir viskas. Tai realiai šiandien miegosim čia.
buvom į nuotykių visokių pilna kosmosą, kol išjudėjom iš